Ir sako, sėdi nuo medėlės smėlio dėžiai viena, žaidžia viena valandom. Sako, tik toks veiksmas, sako, iš smėlio kažką daro, sako, taip, įtraukia snarglys, vėl nuteka, jinai vėl įtraukia tas snarglikinuosius ir vėl nuteka. Bet tada tai sakytų, Dieve, tokia, nei labai graži, nei labai protinga, pradėjo kalbėti kokiu 3 metų, žinai, apie mane. Bet tai tėvai kokie, klausyk? Mesgi su Vytu gyvenamės ta pora, kur gyvenam kiekvieną savo namuose. Ir mes lakstome pasimatymus. Jis man sako, man tada tokios gražios merginos buvo įdomios. Okei, girdžiu tave. Žodžiu, mes visą laiką juokavom, nes taip, jam patiko visokios fifos. Tai aš dabar pasakoju, psichiatrai nesiklauso dabar šiuo metu, o stebi mane tiesiog kaip menininkė. Žodžiu, diagnozių čia nedalinam. Kai mane rado nualpusę, nieks nesuprato, kas man atsitiko. Nes sako, tau iš kojų bėga kraujas ir iš galvos bėga kraujas. Dar kai jie galvo, šitas tai man gal visai net nepatinka, bet visa tavo kūno kalba sako, kad tu seniai jį sumedžioji. Jo, aš irgi laikausi tos nuomonės, kad vis dėlto ne vienas kitą išsirenka, o jinai išsirenka jį dažniausiai. Supratau, kodėl mano močiutė tokia. Supratau, kodėl mes gyvenom. Aš iš tikrųjų buvau pagrobtas vaikas, apie ką niekas nežinojo, kur aš turėjau rodyti tuos ženklus jau visiems aplinkiniam. Aš rūkyt pradėjau, kai visos metė. Ir keto aš atradau, kai jau visos išbandė, kaip kam ir tulžies pūslės išoperavo per šitą mitybą. Visi sąnariai juda stebuklingai. Tai aš miegu kaip vaikas, su seilė ištysusi ant pagalbės, ko aš neatsimenu, kada tai buvo. Valgiai saldaus, jeigu niekas nemato, matei šitas, va štai padaryti kojom. Nes per šitos raumenis labiausiai kažkaip ten tas cukrus išsivaikšto. Aš darydavau jaunystėje, nes labai drovėjausi savo kudų kojų, tai aš darydavau pratimą. Mano pašnekovė – žmogus iš meno. Ji ryški, ambicinga, kūrybinga, įdomi, niekada nestokojanti energijos ir visada yra ant bangos. Ir įsivaizduoja, tai yra Nomeda Marčėnaitė. Sveika, Nomeda, malonu matyti. Žinok, dar turiu sakinuką. Dailininkė keramikė, laidų vedėja, kūrybinių meninės terapijos praktikų irgi vedėja ir lektorė. Tu žinai, aš sužinojau daugiau negu aš žinojau apie tave. Iš tiesų, kaip tu savyje telpi tiek visko daug ir toks ryškumas. Žinai, dar ilgai mane pristatinėdavo kaip rašytoja, bet kadangi esu vienos knygos autorė, tai jau dabar visiems pasidarė labiausiai man gėda prisistatinėti kaip rašytoja. Bet šiaip tai aš esu rašytoja ir į tą, žinai, į telefoną. Tai kadangi tai yra man irgi viena iš terapijų, galima sakyti, tai aš taip terapinuosi dabar. Tai kaip pristatysit, taip nepagadinsi. Bet kaip tu telpi savyje, tokia visa daug visko, ryškiai, visada, su visais, visur. Vėl juokaudavau, sakydavau, žinai, ten tie renesanso, žinai, ten žmonės, ten tie orkestrai, žinai, renesanso žmogus, arba dar, sakau, žmogus balaganas. Dėl to, kad, žinai, tai galima būtų pasakyti, žinai, man kartais ir vaikai sako, arba Ula, žinai, sako, tu pradėk kitą darbą daryti, žinai, visą laiką. Tai aš juokiausi su tokia viena labai faina moterim, kuri tuo laiku dirbo Vasaros gatvėje, aš atvažiavau padirbėti terapiškai su žmonėm, palipdyti. Ir aš ją žiūriu, o jinai irgi tokia labai temperamentinga. Neminėsiu, nes gal, pavyzdžiui, nenorėtų, kad aš taip papasakočiau, kaip mes kalbėjom. Ir aš jai sakau, žinai ką, sakau, tu žinai, ne, kas yra bipolinė, sakau, sakau, tai dabar žinok, nes žinai, kas yra, tai yra manija ir depresija. Taip. Sakau, tai visą laiką manijos epizodė, aš visą laiką manijoje. Aš visą laiką, kaip tu pasakė ant bangos, pas mane ta banga yra, žinai, jinai niekad nenusileidžia, tu visą laiką viršūnė esi. Aš nežinau, kaip tai pavadinti iš tikrųjų, ir mes abi juokiamės, nes tokio pat temperamento, ir mes žvengiam ir niekam nesakyk, tu niekam nesakyk. Bet, pavyzdžiui, tu kai save atsimeni, tu visą laiką buvai tokia su tuo, kaip sakoma, su petarda užpakalį. Šitas geras. Atsiprašau, bet tautinis. Žinok, tiesą pasakius, humoro jausmo aš irgi nestokoju. Ir autoironijos. Tai žinai, kas yra, aš galvoju, kad vaikystėje to, ko aš neatsimenu, to, ką man pasako, kai aš buvau maža, tai buvo toks Gytis Talmantas, dabar beje, čia visiškai netoli šitos studijos, kur mes filmuojamės, jos Indrė.
Talmantienė, tai jinai labai taip įdomiai, žinai, pasakojo, ne jinai, o jisai, jos vyras, pasakojo apie mane mažą. Nes aš iš Antakalnio, iš Tverečiaus gatvės ir tas namas mažiukas. Aš net parašiau vieną kartą tokį, žinai, dienoraštį, visą istoriją ir Nagliui Šulį nusinčiau, kadangi jis tam name jo mučiutė gyveno. Ir sako, aš sako, tau net pavydžiu to prisiminimo, kiek tu visko prisimeni, bet jau vėliau. O Talmantas prisiminė mane iki mano pačios atminties. Tai sako, sėdėdavai, taip, jis dar prie visos klasės, nes čia Čiurlionkė, jisai dėstė Čiurlionkė keramiką. Ir sako, sėdi nuo medėlės smėlio dėžiai žaidžia valandom. Sako, tik toks veiksmas, sako, iš smėlio kažką daro, sako, taip, įtraukęs snarglys vėl nuteka, jinai vėl, įtraukia tas snarglykinosius ir vėl nuteka. Ir aš galvoju, žinai, nužudysi, žinai, tai dabar juokinga, o mokyklai, kai apie tave kažką tokio pasakoja. O tėvai sakydavo, kad mes ilgai, žinai, kaip tėvai dalindavosi tais laikais, dabar taigi stengiasi jau būti politkorektiški su vaikais, visi labai protingi, labai emociškai raštingi, bet tada tai sakydavo, Dieve, tokia, nei labai graži, nei labai protinga, pradėjo kalbėti kokiu 3 metų, žinai, apie mane. Bet tai tėvai kokie, klausyk? Nelabai graži, nelabai protinga. Žinai, jie iš tiesų... Tas galbūt su kažkuo lygino? Gal kitų buvo gražesnė, protingesnė? Žinai, aš tau galiu pasakyti, ir sesiai mano kliuvo, mane močiutė augina iš tikrųjų, bet... Aš pamenu, tu kažkaip Kaune ir paskui pas močiutę atvažiavai į Vilnių. Kaip tik aš gimiau Vilniuje. Tu Vilniuje, paskui Kaune. Jo, ir va tam to Tverečiaus, tai mano gimtieji namai, tai yra ta Tverečiaus gatvė, numeris 5 namas. Ir, žodžiu, Jėzau, tengi Jono Meko pusseserė gyveno virš manęs. Ten toks namas, žinok. Tai ten gal kokių menininkų buvo, kaip tais laikais. Universiteto. Grupuodavo, žinai, duodavo ten kokiem kūrybininkam, rašytojam, dar kažkam. Buvo sakoma, kad universiteto. Kaip mano močiutė tenai įsipaišė, aš nežinau, bet jinai šiaip labai tą kontekstą gerai įsipaišė, nes buvo nepaprastai tokia aristokratė smetoniška, žinai, tai jinai ten tiko. Tai va, ir žodžiu, ir tas namas visas buvo labai fainas, čia dabar jau nukalbėjau apie tai, kiek ten tų kaimynų buvo. Viskas gerai. Kiekvienas yra labai ryškus, bet, tėvai nebuvo labai politkorektiški, tai žodžiu, aš nuvažiavau į Kauną tik trumpam. Ir kai man kas nors sako, kad Vytas, kai nori mane paerzinti, sako, tai tugi Kavenska. O iš kur tas yra Kavenska, toksai, kaip ir truputėlį neigiamas aspektas. Jo konotacija tokia iš Kauno yra. Tai net ne apie tai kalba. Jo, čia toksai yra momenčiukas, bet aš visada labai juokiuosi iš to, nes taip sakau, aš Kavenska, jeigu kam. Bet kai važiuoju per Kauną ir sako, tai tugi gali mus čia visur nuvežti. Sakau, aš jūs labai galėčiau jums ekskursiją pravesti Taikos prospekto 105 namo teritorijoje. Viskas, tai to, ką... Tai buvo tavo Kaunas, ar ne? Tai mano lopšelį Vilniuje jau, šitame, prie Europos, kaip ten tas rajonas vadinasi. Šnipiškėse. Tai irgi, tik po daug metų sužinau, kad ėjau į tą pačią darželio grupę, kaip mano buvęs vyras, nes man paskambino Zeferina, kuris sako, Nomeda, aš jūsų mamos niekada nepamiršiu, nes mano mama konservatorijoje mokėsi ir kad mane priimtų į darželį, į lopšelį tai yra. Jinai ten muzikos mokytoja pradėjo dirbti su tais lopšelinukais. Jis inki groja bosinę gitarą bitėse. Teisingai, iš vis tavo legendinė šeima. Visi jūs legendiniai. Tai va. Aidas Marčėnas, Rusnė Marčėnaitė, Mindaugas Marčėnas, ta šeiminėlė, o jeigu jinai dar keliom kartom prieš tai ten dar atskiros istorijos. Tai bet žinok, man visada atrodo, kad tie ryškų žmonės, jie labai atraktyvūs, patrauklus auditorijai. Juos visada visi kviečia, su jais nori pabendrauti, nusifotografuoti, palaikyti už rankos, klausti patarimą. Bet jiem patiem nėra taip lengva gyventi. Taigi pati, kai užsidarai nuo visos tos visuomenės ir nuo tos publikos, tu turbūt esi tylus, ramus, kūrybingas, paprastas žmogus. Ar tau žino noras va taip išsiplėksti, sublizgėti, pasirodyti, ar tiesiog taip atsitinka savaime? Kad aš daryčiau dirbtinai kam nors, tai taip nėra. Tiesiog matyt, man taip yra būdingas. Čia mano yra toksai, ta mano pusė, kur aš tiesiog džiūgauju. Bet ta kita mano pusė, žinai, tai mitasgi yra tos ekstravertiškos ir intravertiškos 100% asmenybės. Aš vis dėlto galvoju, kad mes esame mišiniai. Ir aš fantastiškai jaučiuosi vienam miške. Man neliūdna su savim, ar ne? Man neliūdna, man be proto įdomu su savim. Mesgi su Vytu gyvename ta pora,
kur gyvenam kiekvieną savo namuose. Ir mes lakstome pasimatymus. Mums net į parduotuvę važiuosi į parduotuvę, važiuojam kartu, važiuojam. Ir tai yra faina važiuoti į Bet yra dėl parduotuvę. Vyto nusiteikimo, kad jisai norėjo auginti savo vaikus, ar ne? Aš kaip Matai, atsimenu, tu vaikai seniai pasakojai. jau užaugo. Ai, užaugo vaikai. Kol mes čia, taip sakant, Tai tiesiog dabar gyvenom, taip jau patogiau užaugo. gyventi. Ir matai, mes statom dabar kartu namus, tai čia kitas dalykas, bet sakau, aš puikiai jaučiuosi viena ir Vytas puikiai jaučiasi vienas. Ir jau yra tas, va, ta būsena, kada tu savo pakankamas, bet tada dar būti su kitu tokiu žmogum, su kuriuo yra įdomu, yra ypatingas džiaugsmas. Nes mes, kai aš sakau, su Vytu juokauju, turim tokį posakį, kad visos mūsų kelionės trunka 15 minučių, net tada, kai tai yra Amerikoje ir parašytas sekantis posakis už 500 km, taip yra buvę. Tai mes tik pradedam kalbėti ir mes jau atvažiavę. Tai mums visada yra labai įdomu būti. Bet būti kartu. Bet mes mokam ir tylėti kartu, mes mokam ir kalbėti kartu, pasibarti mokam kartais, vis mažiau. Bet čia, žinai, natūralu, kad žmonės, kurie sutampa, jie kažkodėl tai sutampa. Jie sutampa dėl tam tikrų dalykų. Nėra taip, kad sueina visiškai du, nieko bendro neturinti žmonės. Vėlgi per laiką išaiškėjo, kad mes baigėm tą pačią dailės akademiją, beveik tuo pat metu, jis truputį už mane jaunesnis. Jis sako, kad daug, aš sakau, kad mažai. Jis labai vaidina, tipo už mane stipriai jaunesnis, tai ne Vytai Palavinskai. O tai kiek jau ten tik 3 metais. Tai jūs tikrai vienas kitą ir matėte. Tai mes turėjome matyti, bet jis sako, tu nesimokė dailės akademijos, tai tavęs ten nebuvo. Tai jis kitur žiūrėjo tuo metu. Aišku, jis man sako, man tada tokios gražios merginos buvo įdomios. Okei, girdžiu tave. Nu, žodžiu, mes visą laiką juokavom, nes taip, jam patiko visokios fifos. Juokavęs, dailės akademijoje neieškojo merginų. Žinai, kaip yra, vyram patinka fifos, bet kažkaip jie veda moteris, po to normalias moteris dažniausiai. Jo. Nu tai žinai, tai va tai čia apie tą normalumą. Tai aš niekada nebuvau tokia ir aš tikrai suprantu, kodėl jis man negalėjo domėtis tada. Todėl, kad, visi gyvi organizmai reikalauja pasidauginti. O su keistais žmonėm geriau nesidauginti, nes nežinia, kokie tie vaikai gims. Tai, žodžiu, aš buvau vienas iš tų keistų atvejų ir, tai rodyta. Taip sakant, bet su manim būti šiaip nenuobodu, nes aš dar turėjau tokį įprotį kartais vyrų klausti, ar tau su manim dar nenuobodu. Tai atsakymai, aš labai tokia, žinok, savivertės klausimas, ką reiškia? Žinok, net nežinau. Ar čia pozicijų susilyginimas? Vytas kažkada sako, tu žinai manęs klausi šito dalyko, aš sako, tu čia nenori manęs ar tu čia nenori pasakyti, kad tau su manim nuobodu? Potekstė, ar ne? Bet žinai, iš tikrųjų, aš esu iš tų žmonių, kur aš labai greit pradedu nuobodžiauti, nuo vaikystės. Jeigu tik, tas, važiuok irgi, koja suku kaip tie katinai, žinai, tuoj pat. Tai žinai, perkandi ir supranti, su kuo tu reikia. Situacija netgi balius, supranti, vyksta balius. Tai aš dabar pasakoju, psichiatrai nesiklauso dabar šiuo metu, o stebi mane tiesiog kaip menininkė. Žodžiu, diagnozių čia nedalinam. Bet aš ateinu į balių, supranti, vyksta visas veiksmas. Ir staiga man pasidaro klaikiai nuobodu. Ir aš tada viniojuosi kur nors, į kokią pakampę, ieškau vietos, kur galėčiau pabūti viena, kaip briedis, supranti, galų. O neieškai žmogaus, su kuriuo būtų įdomu, toje kontekstinėje situacijoje? O kartais taip atsitinka, kad su niekuo nebėra įdomu. Tai tada darau pauzę, nes aš tiesiog gavau per daug informacijos, per daug triukšmo, per daug vaizdinio, visokio kitokio. O aš dar pati tokia, žinai, tai paskui, žinai, kaip pat nusiraminimo kėdutės, kur nors eini pasėdėti. Nes, bet iš tų, žinai, kur neleidžiu baigti žmogui klausimo, kaip Violetai Bublienei. Užduoti iki galo, aš jau atsakinėjau. Bet aš kartais nutraukiu ir mane žmonės sako, kam nutraukinėjai ir taip toliau. Bet man yra gyvas pokalbis visada įdomu. Kai tu gali viens kitą papildyti, kad ir kažkokiam panašiom arba visiškai prieštaraujančiom mintim. Taigi tas yra, kad bendra... Tai Vytas man kažkada, žinai, sakydavo, visi tą patį sakydavo, klausyk, tu su Virga, kai kalbėjai, jau dabar šviesaus mano atminimo mylimiausia draugė, mylima, ne tai, kad mylimiausia, bet artimiausia, va. Tai meilėm nesimatuosim, taip sakant. Bet aš su ja kalbėdavau ir kalbu visą laiką. Ir paskui ate atsisveikinsiu. O Virga, ką nors pasakė, sako, tai tu nejuokauk, tai jinai visą laiką kalbėjo, sako, tai tu visą laiką kalbėjai, sako, mes abi visą laiką kalbėjome. Čia moteriškos draugystės ypatumas yra toksai, kad visi su visais kalba ir visi nieks nieko negirdi, bet visi labai gerai pasikalba. Taip, ir mes taip puikiai mes girdim su ją vieną kitą, o bet koks vyras tai tuo metu turi daryti taip, jeigu jis nori įstoti į tą srautą. Beje, aš atsiminiau, tavogi labai įdomi istorija ir pažinties istorija su Vytu tavo.
Ar Jo, ne? tai vat, Nes aš tave tiek kartų filmavus, kad man dabar tas tavo gyvenimas kaip koks filmas matytas. tie jau, vyrai žinai. susimaišė. Ne, vyrai man nesusimaišė, bet aš vat prašiau Jūratę, sakau, Jūratė, tu padėk klausimus sustatyti, nes sakau, aš ją labai gerai pažįstu, man labai Ir aš jau sunku, nebežinau. labai sunku ko klausti. Taip. Jo. Tai jo, tai įdomi ta istorija. Kažkaip ten nepaprastai. buvo drama kokia, tai tu kritai kažkur, kažką susidaužėjai. Jo, ten ta drama jau po to įvyko, bet realiai, tai žinai, ta drama buvo reikalinga tam, kad matyt, kai aš ten vos galo negavau, tai buvo tam, kad aš suprasčiau, ką aš ne taip darau gyvenime, nes paskui mano draugė, kita mano labai mylima draugė Vaida sako, kai jau aš atsigavau, sakė, o dabar aš tave pati užmušiu. Sako, ką tu dirbi. Tai, nu, žodžiu, mes išplaukėme į kelionę, mes su jachta išplaukėm, nes... Draugių būrelis, Jo, draugių būrelis. Kapitonas su jachta Taip, ir išplaukė. Taip. Ir mes ten labai gerai leidom laiką, bet vat aš siautėjau. Tai aš turėjau būtinai, nu, kadangi aš visada gyvenime buvau pašėlus, padūkus, tai aš užsikoriau ten ant tos jachtos ten kažkokio, tai vaikščiau per tokį, net nežinau kas ten, kaip tai vadinasi, bet žodžiu, tokiais, reikėjo man, reiškia, pasimaityti. Ir žodžiu, aš ten ėjau ir tada šokau žemyn, ir tai buvo aukštis didelis, ir aš šitom vietom, tai va dabar tokia pas mane randas, čia šitoje vietoje yra, Vytui sakau, čia mūsų randas. Tai, žodžiu, aš nusibrozdinau koją, bet koja nusibrozdinau, čia yra labai daug visokių nervų ir visą koją, siaubingai skausminga. Ir pas mano koja šitoje vietoje aš jokio apsauginio neturiu šito sluoksnio, tai tiesiai iki kaulo, žodžiu, kaulas buvo tiesiai. Tai, kai mane rado nualpusę, nieks nesuprato, kas man atsitiko, nes sako, tau iš kojų bėga kraujas. Ir iš galvos bėga kraujas, bet aš tokio būdo, kad aš niekada nepasakysiu kaip vaikai, kurie nukrenta ir gyvenime neišsiduos, kad skauda ar dar kažkas, nu čia žinai. Tai aš lygiai taip pat niekam nepasakiau, mes turėjome eiti į diskoteką. Ir aš tik tai vienam iš kapitonų, Vyto kolegai, pasakiau, kad aš neįsiu. Ir aš nusileidau į apačią. Ačiū Dievui, kad Dariui šovė į galvą, kad jam pasirodė keista, kodėl aš taiga ėjau ir staiga nebeinu. Tai jisai atėjo į apačią ir jau ten pradėjo šaukti, kad visi eikit žemyn, nes aš ėjau atsigaivinti, aš dar atsimenu, kad aš bandžiau ant savęs pilt vandenį ir tada aš matyt atbulą kritau ir tada jau ten 5 siūlės galvoju. O įsivaizduoju, sala tokia maža Graikijos salelė, nes mes po Dodekaneso salyną plaukiam. Tai žmogus, kuris man siuvo galvą, jis tai darė pirmą kartą. Nes jis yra... Aš tikiuosi nekirpėjas tai buvo. Bet kaip viduramžiais. Ir dantis traukia ir galvą. Ir toks juokas į mane nesupranti tenai. O žinai, kaip išsikalbė su tom draugiam, su visom. Viena sako, aš tai žinokite, esu tokia ištverminga, man nieko nereiškia dalyvauti ekstra situacijose. Tai ta pirma nualpo. Reiškia, nes turėjo asistuoti tam vargšui gydytojui, kuris neturėjo asistentų, žodžiu. Tai, o kita va Jurga Januškevičiūtė, kuris sakė, o Jėzau, baikit, aš tai savo kraujo bijau, aš alpstu ten griūnu, tai ta realiai ir asistavo tam gydytojui, žinai, kuris bandė siūt mane. O Vytas tuo metu ką darė? Tai Vytas mane jau po to nešė ant rankų, žodžiu, ten švelniai jausi kuždėjo, tai turbūt. Bet tarp jūsų dar kito nebuvo, jokio nei ryšio, nei simpatijos, nieko. Tik tiek, kad žinot, kad kartu mokėtės. Violeta, tiesą pasakius, mes jau tik didelės mergaitės, kad žinom, kad ta logika iš paskos eina, kai rodo visais ženklais, dokumentiniai filmai, kada žmonės išsirenka vienas kitą, jau dar kai jie galvo, fui, šitas tai man gal visai net nepatinka, bet visa tavo kūno kalba sako, kad tu seniai jį sumedžioji. Jo, aš irgi laikausi tos nuomonės, kad vis dėlto ne vienas kitą išsirenka, o jinai išsirenka jį dažniausiai. Ir jinai kažkaip padaro taip, kad jisai po to ją išsirenka. Nu, ir jisai galvoja, kad jisai ją susimedžioja, ne? O iš tikrųjų medžioklį vyko gerokai anksčiau. Tai žiūrėk, dabar per tą laikotarpį, kiek jūs esat kartu, jau stažas yra neblogas. Jūs vienas kitam pakeitėt kažką tokio, prisiderinai, vis tiek ateiti su žmogum gyventi kitokį gyvenimą, reikia padėti pastangų ir pasižiūrėti, ko jis nori, ko jis nenori. Tu pati pasikeitė tam periode. Aš labai tikiuosi, žinai, nes labai blogai, bet apie ką mes truputėlį prieš filmavimą kalbėjom, kad piršti patarimus žmonėm, kurie tavęs to neprašo, yra labai nevertinga ir bandyti pakeisti vyrą yra labai neteisingas požiūris. Ir labai man patiko, kada Obama ką tik tai kalbėjo apie savo vyrą, sako, aš atėjau į porų konsultaciją ir sako, aš atsivedžiau jį, to, kad
barakai, tu turi problemų ir kai pradeda su psichologija kalbėti, Čia tu apie tą knygą jos kalbi, kur jinai parašė. Jinai gyvai interviu kažkada, pažiūrėjau, labai šmaikščiai, labai šmaikščiai, jo, aš neskaičiau knygos, bet kažkokia nuostabi moteris. Aš ją žaviuosi, aš įsimyliu moterį, žinok, realiai vyrų aš gyvenime mažiau įsimylėjau negu moterų. Aš tai moterų neįsimyliu, vis tiek moteris yra konkurentė, žinok. Nu dar to, bet. Kai besuksi, galim vieną kitą palaikyti, bet finale mes konkurentės esame. Ne, o čia tai jau ne mano religija. Su amžium mes švelnėjame ir ribos visos išsitrina, bet iš esmės, žiūrėk, patelė su patelė kaunasi dėl patino. Ne, tai mes turim labai slaptų būdų. Aš labai gerai atsimenu, kai aš pati tai išbandžiau, kada visos mėnesinėms susirga vienu metu, nes tu turi konkuruoti su tais berniukais, kurie toj valti sėdi. Ir aš galvoju, čia tu nuo medėlė, čia šitokiam lygmenį veikia tavo organizmas. Aš galvoju apie tave, aš apie tave buvau geresnės nuomonės, nes staiga aš supratau, kad aš kartu su visom staiga pradėjau, kur man visai nelaikas ir labai ne. Tai reiškia, mano organizmas renkasi būti konkurentė. Biochemija suveikia. Biochemija suveikia, bet visais kitais lygmenim aš niekada nebuvau tokia. Niekada. Aš visų pirma, aš apskritai galiu atsitraukti. Tai kiek gamta veikia, man to nežinant, tai veikia. Bet šiaip man moteris visą laiką buvo labiau draugės negu konkurentės. Ir kartais, kaip mano vyras sakydavo apie vyrus, nekenčiu aš tų vyrų. Kam tau reikia vyro? Žodžiu, kam tau reikia vyro? Kam tau reikia vyro? Tai vat man reikia vyro ir reikia nebūtinai vyro, ne tik kaip vyro, bet ir kaip draugo, ir kaip partnerio, ir kaip... Jo, tas partnerystės jausmas jis labai stiprus. Ir jeigu jo nėra, yra tik seksualinis ryšys, tai seksualinis potraukis gali atsirasti bet kam. Ir labai staigiai praeiti, ne? Arba užtrukti. O vat ryšys jisai, kada tu turi apie ką kalbėti, nes su Titu visai neseniai prisiminėm mano vieną buvusi, tokį mylimai ir Titas, mano sūnus, žinau, čia po visų skyrybų, po visko ir toks buvo atsiradęs bičas, žodžiu, ir Titas sako, žinai ką, mam, tu neįsižeis, tu tik nepagalvo, kad aš kažko čia bandau prie tavęs knistis, bet sako, žinai, tiesiog man labai įdomu, apie ką jūs su juo kalbat. Ir čia aš pradedu taip žvengti, nes realiai nėra apie ką kalbėti. Tai turėjo baigtis. Dėl to, kad tikrai, kai neturi apie ką kalbėti, niekas negali tavęs taip įkvėpti, nei seksas, nei dar kas nors, nei labai geras būdas, nei daug pinigų, nei gera kulinarija, nei kava į lovą, niekas, jeigu nėra apie ką kalbėti. Tas pasidaro nuobodu. Greičiau negu tikėsi. O apie ką su Vytu kalbate? Apie menus ar apie gyvenimą labiau? Oi, apie viską. Jis randa vienus dalykus, aš randu kitus dalykus. Vytas apskritai yra proto bokštas. Jis yra, dabar Vytukai užsikimškausi šiuo metu. Jis aiškiai neandertaliečių pas jį genetikos daugiau negu pas kitus, nes jeigu kas mėgsta mokslą, jeigu kas mėgsta mokslai, o kadangi aš nuo vaikystės skaičiau visus įmanomus mokslinius žurnalus, tai labai kažkada jau seniai atrado, kad vis dėlto mes kryžminomės su neandertaliečiais, nežiūrint to, kad mes labai skirtingos rūšys. Kažkaip aš šitą istorijos dalį praleidau akivaizdžiai. Taip, dėl to, kad ne visi čia tokie. Aš maniau, kad visiems įdomu moksliniai straipsniai, bet paskui metams bėgant sužinojau, kad aš čia esu tokia retas. Man šiuolaikinis mokslas labai įdomu, man tie istoriniai periodai mažiau, čia archeologų jau reikia būti. Bet tai, žinai, man nėra neįdomaus. Kai mano vyras juokauja, sako, archeologų žmona su metais tik gražėja. Klausyk, tai va, grįžtant prie to neandertaliečių, tai jie iš tikrųjų, jie buvo, jų didesnės akys, buvo jų didesnės galvos, jie buvo daug stipresni. Netgi neandertaliečių moteris buvo daug fiziškai stipresnės. Jos labai įspūdingos. Pavyzdžiui, Latvijos moteris arčiau to. Ta prasme, ir pas mus tikrai yra tų genų. Bet aš Vytą, kai žiūriu ir aš galvoju, jis mano šrekas, jis man toks gražus, aš negaliu. Ir jis be proto protingas. Jis labai protingas įtarinėja, nes, kad jų tas smegenų turis kaip ir nebūtinai turi įtakos tai veiklai, bet... Svarbu turinys. Jo, žodžiu, kad veikia jo galva be proto gerai ir jis atsimena labai daug dalykų. Jis yra sinefilas, jisai perskaitęs, nežinau, daugiau net negu aš, o aš perskaičius be proto daug. Žodžiu, tai jisai yra man labai, labai įdomus pašnekovas. Ir jeigu jis kažką naujo sužino,
Tai jis pasakoja savo sužinotus dalykus, aš pasakoju savo, mes turim savo kryptis kažkokias ir dalinamės. O tų nekalbadienių, tylos akimirkų arba konfliktų būna, vat, kai, žinai, dėl ko klausiu? Dėl to, kad su amžiumi viskas, kaip sakiau, lyginasi, niveliuojasi, konfliktai mažėja, ribos išsitrina. Ne su amžium čia turbūt, čia reikia įdėti pastangų. Nu, su patirtim, kitaip tariant. Aš manau, kad kai emocinis raštingumas didėja, man labai patinka Urtės Neniškytės patobulinimas, kad emocinis intelektas vienas, o emocinis raštingumas, tai kaip ir kalba, do you speak English, kalbi, jeigu kažkas kalbėjo tavo vaikystėje, arba tu išmokai, est-ce que vous parlez français, tu kalbėsi prancūziškai, jeigu tave vaikystėje mokė, Benjamin Mūvič po polsko, ne, jeigu mes vaikystėje girdėjom, nes aš išmokau klausydama Lietuvos radiją, bet mano vaikystėje niekas nekalbėjo emocijų kalba. Ir aš jos nemokėjau. Ir aš turėjau žemą savivertę, dėl to, kad tėvai turėjo žemą savivertę, viską gavau ir patyriau daug problemų santykiuose su vyrais, kaip sakė ir Obamienė, apie tai, kad maniau, kad mano vyras turi problemų ir aš taip galvojau, o aš tai jau ne. Tai turėjo praeiti laiko, kad aš suprasčiau iš tikrųjų, kur mano problemos, apie ką jos yra ir kaip galima būtų tai truputėlį, spręsti. Bet tu pati empiriniu būdu, bandymų būdu. Aš netgi pas psichoterapeutus lankiausi, pas psichologus, pakeičiau keletą, nes galvoju, jie durni. Jie durni, atsiprašau, dėl to, kad jie durni, tiesiog ne tavo žmogus, aš juokauju. Čia tas atvejis, kada tu jautiesi labai, kaip čia pasakyti, tu nesupranti, kur tavo problema, dėl to tu galvoji, kad tau ne tą gydo. Tai kai aš jau paskui su savo viena draugė kalbėjau, kuris sakė, nėra tokio intelekto kaip aš, nerandu tokių psichologų, sakau, tu kai ateini pas odontologą, pavyzdžiui, tu bandai su juo pasikalbėti ir tikrini jo išprusimo lygį, neišsilavinęs netinka man kaip odontologas, ginekologija, jį kokia kvailutė, yra tam tikras rytis, supranti, kur tu eini, ne bendrumų ieškoti su psichologu. Arba tikrinti jo erudicijos. Vis tiek reikia to susikalbėjimo, nes tu gali ateiti, kad tavęs išklausytų, bet tu tikrai nori dar kažką gauti, ne tik tai išsipasakoti. Aš nesu ta labai žinovė tų dalykų, bet turiu draugų labai daug, kurie dirba toje srityje, psichoterapeutai, psichologai, žinai. Tai aš matau tavo tokį santykį į pacientą ir matau, ko pacientai tikisi. Ir tai kartais yra juokinga, ko žmonės tikisi. Tai žinai, tokiai terapiniam pokalbė mano draugės labai fainos, nes visas ratas yra fantastiškas. Čia yra geriausia, pigiausia pokalbiai. Jo, taip, geriausia, pigiausia terapija, bet vis dėlto, to, ko aš negaliu gauti iš draugių, tai aš einu pas psichologą ir tikrai nepokalbiu apie literatūrą. Jeigu tai pasitaiko, it's ok, puiku, bet jeigu tai žmogus, kuris išmano savo darbą, kaip odontologas, kaip chirurgas, kaip dar kažkas, tu eini netikrinti jų erudicijos, o tu jų profesionalumo. Bet tu tikrai pati savo ranką uždėjus ant širdies gali pasakyti, kad man tas specialistas, tas psichologas padėjo ir aš dabar kitaip jaučiuosi, kitaip save vertinu. Taip, iš tiesų, ne? Taip. Kai aš jau nustojau. Žinai, dėl ko klausiu? Dėl to, kad, kaip sakoma, kol eini, tol gerai. Paskui nustoji, pamiršti tuos įrankius, kuriuos tau įteikė, nebenaudoju gyvenime ir vėl reikia eiti. Ne, čia nėra taip. Čia kaip važiuoti vairuoti dviračiu. Jeigu tu išmoksti kokią nors kalbą, tai turi prasidėti demencija, kad tu jau pamirštum, Alzheimeris tau turi prasidėti, jeigu tu pamiršti kalbėti, ne? Tai taip ir emocinis raštingumas nedingsta, šiaip sau. Tu jeigu jau išmokai ir kai tu pradėjai klausimą nuo nekalbadienių, tai čia yra labai tragiška situacija, kai du žmonės arba vienas kažkas naudoja emocinį šantažą, psichologinį smurtą ir tai yra tikrai pavojinga santykiam. Nes šito reikėtų vengti, kadangi tai rodo, kad tu turi, tas, kas nekalba, turi problemą ne tik tai dėl to, kad kažkas tave užgavo, įžeidė. Jūs du. Aš kartais sakau, kad pykstatės ne jūs du puikūs gražūs žmonės, protingi, išsilavinę, nuostabų žmonės, kiekvieną atskirai paėmus, pykstasi jūsų vaikystės traumas. Tu tiki vaikystės traumom, ar ne? Ne religija, nėra ko tikėti. Tiesiog aš labai gerai atsimenu, kada aš jų patyriau nemažai. Aš tikrai jų patyriau. Pavyzdžiui, ką tu laikai traumą vaikystės? Gyventi nuo 11 metų su močiute, kuri turi širdies išeminę ligą, kas savaitę širdies priepuoliai, aš išmaniau visus įmanomus vaistus. Močiutė buvo baptistė, kas reiškia, kad mane vesdavosi, dabar tai vadina sekta, ne, bet galima pavadinti tam tikrą religinę bendruomenę, kur žmonės patekdavo į tokias
būsenas, kurios yra, kur ten, aleliuja, ir kratosi, žinai, ir aš tą viską turėjau stebėti maža ir nieks gyvenime nepaklausė, o kaip tu jautiesi ir ar čia viskas tau gerai yra. Ir tu esi vienas ir tu nežinai, kaip spręsti tų dalykų ir namie nėra dėl asketizmo, dėl jos patirtų traumų, nes nužudytas vyras, mirė dukrytė, ne mano mama, bet jos sesuo. Ir žodžiu, tos traumas liko sumirusiais, visi likę turėjo tai irgi kartu išgyventi. Ir tai, ką sako psichologai, kad tai net ne tavo trauma, tu gauni kelių kartų traumas. Tai mano mama niekaip nebuvo mama. Ta prasme, jai nesisekė būti mama ne dėl to, kad jinai neturėjo tokios potencijos. Jinai per daug traumų patyrė. Mano tėvas lygiai taip pat. Irgi baisios vaikystės traumos. Visi seneliai, vieni išžudyti, kiti turėjo emigruoti ir taip toliau. Ir tai yra tikrai baisios traumos. Ir tos traumos, kurių tu pats nepatyri, bet tau perdoda elgesio kažkokiais modeliais. Tai taip, aš galėčiau pasakoti, bet aš pasirinkau tam tikrų laikų, kad sykį aš neprašiau, kad mane pagimdytų, bet aš gimiau iš tą pasaulį. Vadinasi, aš turiu kelias opcijas. Aš galiu eiti ir bambėti apie tai, galiu liūdėti apie tai, bet galiu džiaugtis. Ir tikrai... Tu pasirinkai trečią, ar ne? Aš pasirinkau tą variantą, kad man labai patinka, džiaugtis. Ir tiesą sakant, kai tai tampa įpročiu, o tai gali tapti įpročiu, tau visas tavo organizmas padeda. Ir kaip sako, kad ta dirbtina šypsena veide, jinai iš tikrųjų įjungia. Bet jinai, žinok, įrodyta, kad jinai įjungia gamybas visokius serotoninų, dopaminų ir kad smegenyse prasideda džiaugsmo procesai. Tai va, aš labai anksti daugelį dalykų supratau, kodėl mano močiutė tokia. Supratau, kodėl mes gyvenom, aš iš tikrųjų buvau pagrobtas vaikas, apie ką niekas nežinojo, kur aš turėjau rodyti tuos ženklus jau visiems aplinkiniam, nes mane iš tikrųjų močiutė buvo pagrobus tam tikrą prasme, nes pas mus namie dėl jos įsitikinimo nebuvo telefono, televizorius, kinas buvo nuodėmė, šokiai buvo nuodėmė, manęs niekur neleido. Aš gyvenau tokį gyvenimą, kurio, jeigu aš išgirščiau, kad kažkoks vaikas tokio amžiaus patekęs į tokią situaciją, aš sakyčiau, kur vaiko teisų tarnyba žiūri. Nes čia yra absoliučiai katastrofiška situacija. Mane tie presbiteriai... Bet kodėl tas radai pas močiutę, dėl kokių priežasčių? Va, dabar Kaune Naujalio mokykla labai sėkmingai buvo. Ir aš irgi galvau, o kodėl? Visai neseniai su sese pašnekėjom apie tai, man šovė į galvą mintis, paskaičius tėvo dienoraštį, kur ten buvo baisu. Bet mes tagi jautėm. Mesgi jautėm, kas iš tikrųjų to tėvo galvoj darosi, bet dabar visiškai neseniai paskaitinėjau ir sesiai paskambinau ir sakau, aš dabar man kyla tokia mintis, kad močiutė nežinto, kad tas gyvenimas nebuvo mano paprastas, jin mane bandė gelbėti. Tai gali būti ir tai. Taip, kaip jai norėjosi ir atrodė. Kaip jai atrodė, kad tai galėtų man padėti. Jis stipriai nepadėjo, nesakau, atsitiko kiti dalykai, sesė mano su tėvais gyveno, tai irgi tokia nepavydėtina, bet vėlgi nuostabus žmogus. Čia kitas klausimas, tai ką tu su to padarai. Ir gal dažnai yra kita teorija, kad tie žmonės, kurie labai išvargė vaikystėje, jie daro viską, kad to nepasikartotų kitais etapais gyvenime ir kad to neperteiktų savo vaikams. Viską perteikiau, todėl kad mes kitaip negali ir tu perteikiai, negalvok. Aš galvoju, kad aš neperteikiau. Aš tik geriausias savybės atidaviau. Taip, kad gražus matom, bet visą kitą, žinok, visą savivertę, kokio didumo jinai bebūtų, jeigu jinai yra pilna, tu ją atiduodi. Matai, savivertė čia yra mūsų kartos problema. Ne. Taip. Ne. Žinok, labai daug sutinku aplinkos žmonių. Žiūrėk, dabar tai labai įdomu. Žiūrėk, nuo baby boomerių pradėto skaičiuoti kartos. Nes labai aiškiai mes supratom, kad kartos skiriasi, ne? Bet yra vienas vardiklis visom - žema savivertė. Aš turėjau prieš porą dienų mergytę, kuri atėjo mamos, močiutės, dukrytės, anūkės, viena moterų gentis. Ir aš klausiu, kelkit rankas, kas mokate piešti. Jeigu vaikas 10 metų nekelia rankos, kad moka piešti, vadinasi, jau yra tragiška situacija su savivertė. Tragiška. Nes 5 metų vaikai visi kelia. Visi, iki vieno. O kai klausiu, ar tu turi vidinį kritiką, tai indikuoja, kad tu turi žemą savivertę 100% ir angliškai uždavo šitą klausimą, kelia ranką. Do you have your inner critic, self-critic? Nesvarbu, visi kelia rankas, tai reiškia, kad... Bet tai nėra blaivaus proto požymis, turėti tą vidinį kritiką. Sveika nuovoka yra ne visai blaivus protas, sveika nuovoka ne vidinis kritikas.
Blaivus protas, sveika nuovoka tau padeda spręsti gyvenime situacijas. Tu pamatai didelę duobę ir sakai, Vilytė, jau nešok per šitą. Tikrai ne. Ne dėl to, kad Nelipsiu aš to jachto ant stiebų, kaip tu taip, lipai. todėl, kad sveika nuovoka suveikia. Sveika nuovoka, ne? Bet jeigu tu save vertini, o tai bent šikna užaugo, tai jau tipo negali peršokti, tai tu karvė tu. Ai, greitai ir šok. Kas, kad tikrisi? Žinai, tai čia yra savikritika, čia yra tai, kada šitas sportas atsistoja prieš veidrodį ir pradedi save pizdavot. Sakai, o Dieve, tai šitas spalva tau netinka. Tai o tu nori pasakyti, kad tu atsistoji prieš veidrodį ir sakai, Medėlė, kokia tu šiandien graži. Su kiekviena diena vis gražesnė. Dieve, kokia protinga. Su kiekviena diena vis gražesnė. Vis tau labiau patinku. Kai jau visai nebeliks laiko gyventi, greičiausiai bus visai patenkinta. Iš tikrųjų daug ramiau yra, kai susitvarkai su šitais dalykais. Daug ramiau. Aš tai sutinku su tavo visais, ką tu pasakei teiginiais, argumentais ir suprantu, kad kiekvieno gyvenimo kelias yra vis kitas ir mes visi vis kitų pamokų išmokstam, bet aš manau, kad gyvenimas yra geras tuo, kad tu prigyveni iki tam tikro proto. Tu išsiugdai daug savyje dalykų ir tu supranti, kad pasaulis yra toks, koks yra ir ne viską gali pakeisti, net ir savęs kartais. Taip, ir dar pridėti prie tos įvairovės, tai galim abidvi sutikti su tuo, kad daugybė žmonių miršta vaikais. Bet čia yra kita dalis. Niekada neužaugę. Tai čia yra, labai norėtųsi, kad taip neatsitiktų. Dėl to aš visą laiką kalbu, kad tai yra dar viena kalba, emocijų kalba, kurią mes turėtume mokytis. Kaip bet kurią kitą kalbą. Pasukim temą į kitą pusę. Gerai. Ten, kur mes ką tik susitikom ir taip netikėtai susitikom. Aha. Ir dažnai tokie keisti sutapimai. Aš sakau, gyvenime niekas nevyksta be reikalo. Lygiai prieš savaitę iki mūsų susitikimo aš susitinku tokią bičiulę, kuri labai išgražėjus buvo. Aš ten socialiniuose tinkluose papasakau tą istoriją ir klausiu žmonių, ar turit patirties. Ir ten daug kas atsiliepia. Žodžiu, ta mano bičiulė. Jinai pasimaitinus keto mitybą, jinai tikrai labai susitvarkė sveikatą, išvaizdą, drabužių spintą susigrąžino, kuri buvo beveik ant išmetimo ribos, praeina savaitę ir aš tave susitinku tam renginyje, kuris yra nutukimo dienos proga ir mes ten girdim visokių istorijų įdomiausių. Tu pasakyk, kas tau atsitiko, kodėl tu ėmėsi va to tokio, žinai, kitokio gyvenimo valgymo? Taip, tu žinai, vėlgi čia lygiai taip pat kaip ir man būdinga. Aš užkipau tada, aš rūkyt pradėjau, kai visos metė. Ir keto aš atradau, kai jau visos išbandė, kaip kam ir tulžies puslės išoperavo per šitą mitybą. Reikalas tame, kad aš sakau, aš labai daug klausausi podcastų, bet aš labai renkuosi ir aš, kaip ir paaiškėjo, kad Steveną Bartlettą klausom, The Diary of CEO, tai aš labai jį mėgstu, todėl, kad jisai kviečiasi mokslininkus. Jis nesikviečia sąmokslo teorijų, gyvenimo kaučerių, žinai, ekspertų. Jis kviečiasi, kurie jau ir tampa galbūt tokiais, bet jie turi tam priežasčių, kodėl jie gali mokyti. Tai aš mokyti tikrai nedarysiu šito, aš tik pasakysiu per savo patirtį. Tai aš radau, kaip pirmą kartą aš išgirdau jo pokalbį su keto psichiatre. Tai aš net išsižiojau, nes iki tol aš nebuvau girdėjus, kad apskritai egzistuoja tokia profesija. Aš to pokalbio nesu girdėjus. Va, tai tu su malonumu aš kartais pavydžiu, kad kažkas kažkokios knygos kad kažkas dar turės galimybę. Tai džiaugiuosi už tave ir pavydžiu truputėlį, nes tikrai labai daug atradimų sužinai. Ir tikrai aš dar kartą prieš laidą pasikartojau, peržiūrėjau, persiklausiau tą podcastą. Ir aš prisiminiau savo, kodėl aš tuo susidomėjau. Ne dėl svorio metimo. Tikrai ne todėl. Tavo savivertė buvo gera. Viskas buvo tvarkoj. Antsvoris buvo tikrai akivaizdu, nes KMI pamatuoti nėra taip sudėtinga. Žodžiu, tai buvo akivaizdu, kad antsvoris jau yra. Ir žodžiu, bet aš dėl to labai nesijaudinu. Bet aš pamačiau labai daug visokių dalykų, apie ką jin pakalbėjo. Kad tais 1921 metais buvo sugalvota tam, kad gydyti vaikus, kurie turi epilepsijos priepuolių, traukulių ir taip toliau. Ir kaip tai veikia žmogaus smegenis. Todėl, kad ketonai yra pats geriausias maistas smegenim. Dabar dar kitų mokslininkų radau, vėlgi, jau aišku, tau siūlo labai, tas dirbtinis intelektas greitai žiūri, kas tau patinka ir nesiūlo man, reiškia, apie garinimą acto, o siūlo tokius dalykus. Tai kur kalba apie tai, kad 30 prasideda Alzheimeris, bet 70 išlenda ir tą kalba kita mokslininkė, kuri yra neuromokslininkė. Tai ir apie tai, kaip gerai yra keto mityba. Tai aš dar kartą prisiminiau, kad aš visiškai ne dėl to susidomėjau. Ir
3 mėnesius tas svoris visiškai nejudėjo, bet aš iš tikrųjų čia apytiksliai tie 3 mėnesiai, nes aš net nesisvėriau. Aš pradžioj pabandžiau svertis, bet matau, kad niekas nesikeičia. Bet tu paklausai to reiškia pokalbio ir tu pasidarai savo kažkokią tai programą, ką tu daryti turi, ar ne? Be jokių konsultacijų pas gydytojus nedarykite to namie, žodžiu, bet nes iš tikrųjų yra labai daug rizikų. Dėl to, kad jeigu ten... Nes tu jau paminėjai savo draugės, kuriam išoperuotos pulsas. Tulžies puslėnės tu gali arba per daug riebiai pradėti valgyti, arba dar kažkaip, jeigu ten yra kažkur tai kažkokie akmenys, ten gali pradėti prasidėti procesai, kurie arba per riebus maistas, kuris tikrai gali iššaukti tam tikrus dalykus, kas tikrai pavojinga. Bet aš labai išklausiau tai, ką jinai kalba, aš dar susiradau labai daug dalykų. Nu, aš iš tikrųjų labai atsakingai pažiūrėjau tą reikalą. Ir aš gėriau elektrolitus, tai ką būtina daryti. Ir aš niekada nejutau kieto gripo, kas yra, kur pavyzdžiui, Stevenas Bartletas, jisai skundžiasi jai, kad pas jį yra ten tie kreivinimai ir kad jisai suvalgo kažko saldaus ir tada jis vėl krenta atgal ir jisai iškrenta iš to ketozės būsenos. Ir aš iš tikrųjų girdžiu, ką jinai sako ir aš lygiai taip jaučiuosi. Aš per tuos 3 mėnesius pajutau tiek pliusų, kad, žinai, yra toks žodis nerangus, ne? Na taip. Nerangus. Na taip. Tai aš pasidariau labai rangi. Rangi. Staiga aš supratau, kad man bet koks veiksmas, ko ant galvos užsikelt, pasidarė. Jokių problemų. O tu buvai iki to nelabai rangi. Nebelabai rangi. Ir todėl, kad aš jutau, kad aš jau lipu laiptais, žinai, ir jaučiu, kad man keliai nebepatinka. Aš nebegaliu bėgioti, kaip aš bėgioju laiptais, čia kažkokia nesąmonė. Bet tu buvai sportuojantis žmogus, judantis žmogus. Prieš tai aš labai buvau sportuojantis, nuo šitos pandemijos laikų išsibarstė visa mano komanda, kur mes kartu tinklinį žaidėm ir tas pabirėjo stipriai. Nu ir dar sutapk su menopauzės laikotarpiu ir visą kitą, prie menopauzė ir visko, ir visą tai suėjo vieną krūvą ir, nu, aišku, turi rezultatą plus 13 kg. Plus 13 kg. Plus 13 kg. Nu, žinai, kaip sakoma, nuo dabar. Tikro amžiaus judėjimą pirmin žmogus turi priaugti vos to svorio. Neturi nieko, nesutinku. Neturi būti visą laiką liesas. Nesutinku, joks liesas, aš jokių būdų neliesa. Duosiu tau palaidos pačiupinėti. Liekna. Žodžiu, ir man viskas labai tinka, aš sakau, bet kuriuo atveju net... Bet aš atsimenu tave, kitų visų tavo šitų eksperimentų. Tai tu visada buvai normoj. Ne. Nebuvai. Bet atsimeni tuos, ką mes matėm per tą obesity day, kokius vaizdelius rodo. Tai aš netgi buvau arčiau to galo, tą figūrą. Tai tiesiog aš visą laiką labai mokėjau rengtis, visą laiką mokėjau pasislėpti, ne tik nuo kitų ir nuo savęs. Bet aš tau dar kartą kartoju, tai pradėjau daryti ne dėl to, kad man nepatiko mano kūnas. Suprantu. Ir dar kažkas. Tiesiog aš staiga pradėjau pastebėti, žinai, daug dalykų, kad visi sąnariai juda stebuklingai. Tai aš miegu kaip vaikas, su seilė ištįsusią ant pagalvės, ko aš neatsimenu, kada tai buvo. Kad galvoju, dabar jau atsikėliau, dabar jau tikrai prisisiosiu į lovą, nes ne per visą naktį niekur nenuėjus, o prisigėrus vandens iš vakaro, pavyzdžiui. Ir tada jau nešiesi iki tualeto, nes tu miegoji taip, kad tu nejauti kaip vaikystėj. Ir kad viskas, galva šviesi kaip nežinau kas, viskas veikia, viskas funkcionuoja, daugybė ir dar koks yra dalykas. Staiga tu supranti, kad tu nebenori valgyti taip, kaip tu vaikystėje nenorėjai. Dėl to, kad vaikai labai dažnai yra ketozės būsenai po nakties natūraliai. Ypač mūsų vaikystės laikais, kai dar nebuvo tokių pagundų su to fast food, žinai, greituoju maistu ir to cukraus begalybė. Tai iš tikrųjų tu po nakties vaikystėje esi ketozėj ir tu nenori valgyti. Mama reikia ateik pavalgyti, močiutė bando sumedžioti laukia, ateik pavalgyti, o tu atvarai sukišis ir dar bėgdamas laiptais dar baigi tą sumuštinį, už abiejų žandų, iš po krano vandens ir tada jau tu viskas ir tau valgyti nesinori. O jau pastaruoju metu man būdavo, aš atsipinu, gal ką valgysiu? Gal pietum tą, pusryčiam? Bet namedė, aš galvoju, kad čia dar yra tas vadinamasis, apie ką dabar vakaruose labai kalba food noise, tas maisto triukšmas aplinkoje. Nu, galim išsirinkti vieną faktorių. Turim to maisto pagundų, ne tai, kad visko parduotuvės yra, bet visos medijos apie maistą, laidos apie maistą, susėjimą apie maistą, pokalbė apie... Nu, tiesiog yra kažkokia... Mes tik nekalbam apie vieną dalyką, kad maistas irgi yra viena iš priklausomybių. Ne tik tai dėl to, kad tai yra triukšmas. Nes, matai, dar Titas labai gražiai man vakar pasakė, o todėl, kad maisto tau reikia išgyventi, lošimo nebūtinai.
Tau nebūtina lošti kortom, nors tai yra priklausomybė, nebūtina gerti alkoholį, be jo neišgyvensi, be maisto. Bet čia tavo neišgyvensi. atradimas, kad yra priklausomybė maistui? Ar čia Ne, yra čia mokslo įrodyta. Taip, tai yra priklausomybė, tik apie tai nėra labai daug kalbama. O Tito pastebėjimas buvo, sako, žiūrėk, mes turim gyventi ir čia, žinai, jeigu, pavyzdžiui, be alkoholio neišgyventumai, tai tu turi duoti žmogui alkoholio, kad jis išgyventų. Čia ne apie alkoholikus kalbu, kad jie nenumirtų, reiškia, nuo abstinencijos, bet apie tai, kad jis nėra būtina žmogui išgyventi, ne? O maisto reikia. Tai savaime tu nuolat tą išbandymą turi išbandyti. Bet gera žinia, kad kai tu esi tos būsenos, tos kietosios būsenos, tu nustoji norėti valgyti. Ir nebėra tų, kad pavalgius aš saldumino kažkokio noriu. Tu tiesiog nebenori. Ir kaip vat, ir sakė ta mokslininkė mano paminėta, keto psichiatrė, kad tau lengva laikyti šitos mitybos planų. Todėl, kad tai nebėra pagundos. Tu nebeturi pagundų. Aš turėjau renginį, pas mane sudžiūsta sausainiai. Bet kas? Skanus, geri. Aš nenoriu. O tu anksčiau valgydavai, saldumynus mėgdavai? Aš ne tai, kad mėgdavau, nebuvau tokia, bet aš tiesiog, žinai, mes net patys nepastebim, kiek suvalgom. Ir beje, aš valgau daug. Ir aš valgau įvairiai. Nu, aš nežinau. Bet kai aš tavęs paklausiau prieš tą renginį, ką tu vakar valgiai? Ne, tai dėl to, kad aš pamiršau. Aš pamiršau ir aš suvalgiau greipfruto kelias juos. Ne, čia buvo paskui, tu manęs labai keistai paklausai, aš kaip autistė tau atsakiau. Štai, kad tu paskutinį dalyką, ką manęs paklausai, aš tau sąžiningai atsakiau. Ir tai buvo gal kokia 10 vakaro. Tu juokauji. Ne, su autistais atsargiai arba autizmo spektro. Tu pasakyk klausimą, kaip ten sako, aš labai keičiu, kad ne anekdotas, ar gali man paduoti druskos? Galiu. Ir viskas to baigėsi. Taip, tai kai tu mes taip paklausai, tai aš tau galiu paduoti greipfrutas, bet aš prieš tai valgiau belekiek baltymų, belekiek pasidariau ten dubenį kažko, tai supranti. Na gerai, tai dabar tiesiog detalizuok, papasakok detaliai, ką tu per dieną valgai, koks tavo mitybos tas planas realybėje yra? Aš ką sužinojau, kai man nustojo kristi svoris, tai čia GPT parašiau, kad man nepatinka, nes aš dar noriu numesti 5 kg. Jisai sako, tai gal tu per daug riebalų valgai. Tai nufotografuok savo, reiškia, maistą. Nufotografuoju, įdedu. Sako, viskas gerai, su riebalais, nes aš sakau, ne, aš ne per daug riebalų valgau. Sako, tu per mažai baltymų valgai. Nu, ta prasme. Okei, tai aš tada sakau, bet gerai, aš iš ryto suvalgau 2 kiaušinius. Sako, ne, tu turi 3. O Dieve, 3 kiaušinius. Pagal tavo svorį, pagal ūgį, pagal viską, pagal amžiaus grupę. Taip, dėl to, kad aš matai, įjungus tą atmintį, jis jau viską žino apie mane. Aš, pavyzdžiui, neturiu tulžies pūslės, tai jis man rašo ten kažką to. Bet atsargiai, nes tu neturi tulžies pūslės. Eik iš čia. Greitai, pamokslininkas, aš žinau, ką aš galiu daryti. O tavo pūslė dėl ko neįdingus yra? Dėl to, kad aš ją sugalvojau išoperuoti, nes man buvo pradėjo judėti akmenys. Ir aš turėjau važiuoti kelionę ir aš pasivaizdavau, kad mane ištinka pankreatitas vidury kelionės. Ir prieš daug metų nuvažiavau pas gydytojus ir aš pasakiau, žiūrėkit, mano akmenys juda, jie bando valytis, siaubingas skausmas. Nes man pradėjo tripdyti tuos akmenys ir jie pradėjo judėti. Ir aš įsivaizdavau kelioniai. O kelionė tokia buvo rimta, kur neturėjo būti gydytojo aplinkui, tai aš galvoju, jeigu man ištiks pankreatitas, tai man visi galės gražiai atsisveikinti. Tai aš turėjau ir žinodama tuos dalykus, tu vis tiek ryžaisi kieto mitybai. Dabar jau taip nebedaryčiau, bet, žodžiu, tokia jaunystės lengva ranka, žodžiu, taip sakant. Bet sakau, tu nebijoji ryžtis kieto mitybai su šitais visais reikalais? Ne, ir aš neturiu su to problemų, aš apskritai neturiu su to, net ir be tos tulžies pūslės aš neturiu problemų. Nu tiesiog, žinai, aš galvoju, kad tu savo sveikata turi domėtis pats. Be abejo. Ir tikrai labai daug, nes lygiai taip kaip ir savo išsilavinimu turi rūpintis pats, o ne kažkas kitas. Tai čia irgi tai yra žinios, kurios tau yra naudingos, tu žinai galų galiai ką kreiptis. Bet grįžtant prie to maisto raciono. Tai, žodžiu, aš sužinojau, kad aš turiu daugiau valgyti ir, žodžiu, aš jau valgau ir už mamą, ir už tetį, kur jau nebėra, ir už vaikus, ir už tuos, ir aš jau kemšu į save, ir man yra per daug. Ir aš jaučiuosi, kad mano nebetelpa į mane tiek daug. Ir ką tu manai, man vėl įmasi kristi svorius. Bet tai ką tu valgai, koks tas tavo maistas? Nu tai gerai, aš labai mėgstu. 3 kartus per dieną baltymai, ar ne? Jo, tai aš galiu tada troškinio suvalgyti, ten mėsa bus, daržovės, kurias galiu valgyti, nes šakninių nevalgau. Bet aš nežiūriu, nesibodžiu kartais ir morką kokią įmesti, žinai, arba raugintas daržovės labai mėgstu. Tai dubuo bus toks, didelis bus dubuo, visko daug. Ir labai įvairaus maisto, ir spalvų įvairių, ir daržovių to, kurias aš galiu valgyti įvairių. O kuriuos baltymus tu valgai? Nu tai visa mėsa.
visokiausia mėsa, netgi lašiniai, vištiena, jautiena, kiauliena, kalakutiena, žvėriena ir su daug visokių ten daržovių ir visko. O sveri gramais, kiek tu per dieną to Ne jokiais būdais aš nežiūriu. Nežinai, kiek tu mėsinio baltymo O man visiškai suvalgai. vienodai. Ir vis aš žinau, kad kartais ten reguliuoja tuo. Man nepatinka, aš iš vis nemėgstu tokių dalykų. Improvizuoji visą laiką. Aš visą laiką improvizuoju, bet aš tikrinuosi. Aš, pavyzdžiui, sakau, einu į parduotuvę, nufotografuoju ir klausiu savo to čia GPT, ar aš galiu šitą valgyti. Sakau, jeigu tu vis dar nori, taip sakant, laikytis keto, tai negali. Tai iš vaisių nėra. Bananų negaliu. Dažnai iš vis vaisių negali valgyti. Kaip ir galiu, bet aš iškrisiu iš ketozės. Ir aš toks vienas gydytojas, kuris suskaičiavo, Britas, kuris turėjo antro tipo diabetą, dabar nebeturi. Tai žodžiu, jisai suskaičiavo, kiek sugar spoons vadinasi, kiek cukraus yra kame. Nu tai kiek bananė yra. 4 ar 5 šaukšteliai. Nu 4 šaukšteliai yra žiauru, bet dar blogiau, kad mes šiais laikais turim daržovės, tai yra vaisius, kurios modifikavom iki tokio laipsnio, kad jie atrinkti patys saldžiausi ir dar odelę nulupam, kas vėlgi blogai, nes arba, pavyzdžiui, spaudžiam iš tos sultis ir tada geriam koncentratą. Ir tai yra tas pats, ar gerti Coca-Cola, taip, su visu to cukrum, ar gerti tas sultis išspaustas ir cukraus kiekį tu gausi tą patį. Ir aš kažkuria dieną einu parduotuvę ir matau, kaip vaikai nešasi po pažasčią, po vieną sumuštinį, tą tokį, žinai, su daug miltų. Ir po kitą Coca-Colas arba sulčių. Bet žinau, vaikų mityba čia iš vis tokia tema, kur galim. Ir todėl mes ir kalbam, žinai, mes kalbam apie pasiekmes, o ne apie priežastis. Kai mes kalbam apie nutukimą, mes kalbam apie tai, kad tai yra pandemija, bet mes nekalbam, kodėl ta pandemija. Britai va dabar ką tik nuo naujų metų uždraudė fast foodo reklamą, greito maisto reklamą, kurios jie nebededa iki 21 valandos. Ir matomose vietose, prieinamose vietose, kažkur tai gatvėje nebegali matyti televizijoje, todėl kad tai yra gundimas, priklausomybė. Bet žinai, turbūt reikėtų dar anksčiau pradėti. Man labai patinka japonų patirtis. Pavyzdžiui, japonai mokyklose vaikams neleidžia atsinešti jokių priešpečių, užkandėlių, dėžučių, bet kas pas mus priimta ir normalu, kad vaikai nešasi. Ten visą maistą ruošia mokykloje. Bet tinkamai ruošia. Tai taip, savaime. Ir kai tu tinkamai valgai, tu nebenori užkandžiauti. Aš neturiu tokio poreikio, nes anksčiau... Bet vis tiek išlaikai tą tokį racioną normalų, kad 3 kartus per dieną mityba. Jokiais 3 kartus, aš nenoriu 3, man užtenka 2. Tai kiek tu valgai? 2 kartus. 2. Pirmą kartą 2 kiaušiniai ryte. 3 kiaušiniai ryte. Jo, vakare daug mėsos arba daug jogurto su daug daržovių ir kažkokio kartais ir tuo pačiu dar ir mėsos šalia. Daug labai riebaus jogurto, grietinėlės. Jeigu darau... Grietinėlės nevengi. Pieno negalima, nes angliavandenių daugiau negu grietinėlėje. Va čia tokių žinių tiesiog reikia. Kartais košės kažkokias gaminu, kurias jeigu tu mirkai, jos praranda savo ženkliai sumažėja glikeminis indeksas. Yra tokių visokių sėklų. Aš netgi riešutų duoną buvau išmokus kepti. Dabar man nebereikia, nebenoriu. Tai duonos iš vis nevartoju jokios. Jokios, bet aš kepdavau riešutų duoną, nes kaip mus išmokė buvo, kad tu būtinai turi turėti kažką, ant kažko uždėsi tada uždėsi tą ir tą vadinam sumuštiniu. Sumuštinis nuo to, kad padarai tokį daiktą. Dabar man nebereikia, aš saują pasiimu riešutų ir valgydama lašinį aš galiu užkasti su graikiniu riešutu. Kažkam atrodys kažkoks tai siaubas, o man yra žiauriai skanu. Ir aš kepdavau fantastišką riešutų duoną, nes turėjo vienas mano vaikų, turėjo celiakiją, negalėjo valgyti miltų, tai aš buvau išmokusi kepti tokią duoną. Nu tai kas yra omletas, iš principo su daug riešutų ir sėklų ir pertrintų. Ir jinai yra nuostabiai skani, aš kartais vaišindavau per molinėjimus moteris ir jos nesuprasdavo, ką valgo, sako, tu čia be miltų tai padarai. Aš moku iškepti fantastišką, reiškia, desertą be miltų, supranti, ten pyragą kažkokį be miltų. Daug ką padaryti, žmonės negali patikėti, kad ten nėra miltų. Žinai, kai jungi vaizduotę, gali viską sugalvoti, bet yra dar toks niuansas. Maistas yra ir malonumas. Tai, ką sakėm truputėlį, kad jis yra priklausomybė, bet jis yra ir malonumas didysis. Kaip tu tą klausimą sprendi? Kada nebėra priklausomybės, jis yra tik malonumas. Jis nebėra obsesija. Jis yra kaifas. Taip kaip ir seksas. Negali kiekvieną dieną po 2 kartų. Neverta, ane? O kaifas ir malonumas yra ne tada, kai yra priklausomybė, kam nors,
o tiesiog tada, kai tu kaifuoji, tu žinai, ką tu valgai. Ir aš tai darau su didžiuliu malonumu. Man patinka valgyti. Aš mėgstu ir avokadą galiu valgyti ir dar kažką. Aš nesilaikau, gali tu ir paleo mitybos, ir carnivore gali laikytis. Tu tą ketozę gali pasiekti ir būdamas veganas, vegetaras. Viską, net mėsos nevalgydamas. Tik tai tada, pavyzdžiui, aš patariu moteriam tada, kurios pas mane atvažiuoja, kad tada jau gerkit skaidulas. Jeigu nustosit valgyti ten vaisius, kurių odelį ar dar kažkur yra skaidulų, kurių jums reikia, jums pilvai sustos. Jūs sėdėsit ant podo ir svajosit. Tai va, apie tą pilvo reikalą reikia pasišnekėti. Kaip tau su pilvo reikalu? Jis pasikeitė kur nors į kurią pusę? Niekas nieko nepasikeitė. Viskas aš veikiu kaip laikrodis, kaip laikrodinis mechanizmas, net nepatogu. Man reikėtų, jeigu pasitaikytų tą valandą, kai man reikia, aš jau pasakyčiau, Violeta, pasidėk biškį bėgu. Supranti, nes aš kaip laikrodukas veikiu. Tai čia, žinai, jeigu taip kalbėt apie tai. Bet aš tam pastangų padėjau, aš domėjausi, tai yra mano skaidulų sąraše yra iš karto 12 gal skirtingų skaidulų, įskaičiuojant net ir tai, kas reikalinga yra postmenopauzinių laikotarpių, kas yra fitoestrogenai, pavyzdžiui. Iš kažko tai sukoncentruotos ar tiesiog lapų ten kažkokių daržovių pavidalų? Galim nereklamuoti, bet Lietuvoje yra tokia viena įmonė, lietuviška nuostabi įmonė, kuri gamina jau sumalą visokias linų sėmenis, balto gysločio, tas skaidulas ruošia. Viską, tu gauni, tu nusiperki, aš tik sumetu, aš turiu tokią didžiulę dėžę ir dar visas apdalinu, kadangi labai mėgstu dovanoti. Tai suverčiu visas tas maltus tuos skaidulas į vieną vietą ir tada visiems išdalinu. Dar labai reikėtų kreatino, apie tai, ką labai visi kalba atskirai dar. Tai daug visko darau. Vitaminas D ir magnis. Kad yra bangos, kad dabar pašneka apie kretiną, paskui pašnekės apie kažką kitą. Ir vat kiekvienu metu atsiranda vis kažko, ko labai reikia. Žinai, kas yra? Aš būčiau džiaugusis, kad aš būčiau atradus keto mitybą iki mirštant Virgai. Nes jį būtų jai labai padėjus, nes labai sutvarko kraujospūdį, jos kraujospūdis buvo, mes jau ir, kadangi jinai ir mano draugė, reiškia, ir mano sesės draugė buvo, mes visą laiką pergyvenom, kad jai kažkas atsitiks, nes negali žmogui būti 220 spaudimą, žinai. Tai jisai susireguliuoja kraujospūdis lygiai taip pat. O tau buvo kažkokių problemų, kad tu pradėjai reguliuoti? Žodžiu, pas mane buvo prieš diabetinė situacija, spaudimas šokinėjantis. Aš nieko to nebeturiu. Be jokių vaistų, be nieko, vien tik tai maistas. Absoliučiai, aš niekada nevartojau vaistų. Ir dabar pakeitus visą mitybą, aš pamatotum tu mano kraujospūdį, tai kas truputėlį pakiltų dėl, žinai, čia mes dėl streso, dėl to. Jo, truputėlį vis tiek. Čia ne visai kasdieniškai namies ant sofos dripsant. Bet aš neturiu tokių problemų, aš nežinau, kas yra, atsimenu, kad širdis irgi kažkokia jau buvo apie save pradėjus kalbėti. Nieko, neturiu jokių problemų. Kiek laiko tu taip maitinėsi toj ketozėj savo? Virga mirė sausio 30 ir dabar radau, kad aš pamačiau tą podcastą, tai jis yra paleistas prieš metus. Tai reiškia, aš praėjus mėnesiui po Virgos mirties maždaug, pamačiau per savo gimtadienį jau, pamačiau tą maždaug tuo laiku ir tada, kadangi aš užsivedu tik tai nuo tokių dalykų, kas mane įtikina, o ne tai, kad kažkas bandė, kažkas darė, kažkas, aš turiu pati tai, atrast pati. Ir aš galvoju labai gaila, nes aš sužinojau apie tai, kad ta mityba pati jinai taiko ją, ta gydytoja psichiatrija jau 13 metų. Gal ir daugiau dabar, nes tame podcast'e jinai sako, kad tiek tai dabar jau laiko praėjo, dabar nauji tyrimai pradėti daryti. 13 metų, čia yra toks jau rimtas stažas. Ir jinai visiškai nenutraukdama tai daro. Ir kai kažkas bando sakyti, kad tai labai pavojinga, aš galvoju, dar kartelį, tikrai, kuo skiriasi gydytojai nuo medicinos srities mokslininkų. Vieni konservatyviai mokyti tam tikrų dalykų ir jie negali keisti, nes jiems neleidžia. Ir mes nepykstam ant gydytojų, nes jie turi daryti tai, ką turi daryti. Yra protokolas, jie turi išrašyti tam tikrus vaistus. Deja, mokslas pasislinkęs labai dažnai nuo to laiko, kai kažkas studijavo, ne? Ir mokslininkai medicinos srities, jie neigia tai, ką jie patys atrado. Ir dėl to labai įdomu stebėti, kaip visą tai vystosi ir kai tu sakai, kad bangom, taip. Kažkada viduramžiais galvojo, kad kaltūnas užkrečiamas, supranti? Arba kaip šalindavo skrandžio gabalą dėl to, kad helikobakter pylori. Dėl opos. Dėl opos. Tai šiandien mes žinom, tai darė tie patys gydytojai, kurie sakė, taip reikia daryti. Aš nesakau, kad reikia barti su kiekvienu šeimos gydytoju, bet vis tik tai pačiam dar truputėlį domėtis, kas naujo atsirado medicinoje, labai tu turi būti suinteresuotas. Nes aš esu ne longevity fanė,
ne ilgamžiškumo fanė, o gero, kokybiško gyvenimo iki mirties fanė. Kaip šitam vat reikale alkoholis žaidžia? Leidžia gerti burbuliukus, tai to aš neatsisakiau. Burbuliukus leidžia? Jo, bet tai nepiknaudžiauju. Nes aš apskritai niekada nebuvau ta mūsų karta alkoholikų, kaip mes juokiamės. Nes dabartiniai tai sužolytę, grybukais bando gelbėtis. Nu jo, kitos svaiginimosi formos. Kitos svaiginimosi formos, bet aš neturėjau tokios problemos niekada. Bet nebrokėjau kartais per kokią, žinai, ten šventę ar dar kažką. Nes alkoholisgi galiausiai greičiausiai pavirsta cukrum, tai va aš dėl to ir paklausiau. Sako, kad, žinai, tas sausas vynas ar sausi tie sparkling wine, žinai, gali būti retsykiais. Ir kadangi turiu tą ketonų matavimo tas juosteles, tai... O kaip tu dažnai beje jos matuoji? Nebematuoju, tingiu. Dėl to, kad aš labai gerai jaučiu, kai aš pabėgu į kairę. Kaip ir šiaip, kai pabėgi į kairę. Valgyt noriu. Valgyt nori. Staigiai pareina apetitas. Atsirandantis. Ką suvalgom, kas čia galėtų būti suvalgyta. Ir kai žinau, namidėlė vakar galbūt per daug buvo burbuliukų, žinai, ir užkyla, žinai. Nes blogiausia yra ne kažkas, insulino šuoliai yra negerai. Tai tie insulino šuoliai, tai juos tu iš karto jauti. Tu pavalgęs nori miego, tu dar ką nors skanaus nori pavalgęs. O čia tu, kai pavalgai, tu pamiršti maistą labai ilgam. Tai buvo tokių porą kartų ir aš tikrai žinau, kad aš nuėjau į kairę ir aš tą pajutau fiziškai. Man nereikia matuoti, aš žinau, kokia mano ketonų būklė be jokio to. Lygiai taip kaip mama žino, kiek vaikas turi temperatūros. Tiesiog, tu turi patirtį. Žiūrėk, Nomeda, per kiek laiko atsirado tas balansas, tas, kad tu nebenori valgyti, kad tau nebereikia saldaus po maisto, po kiek laiko, kiek tu ištverturėjai to sunkumo? Nebuvo jokio sunkumo niekada. Bet šiandien pradėjau valgyti ir viskas man gerai, ar ne? Taip. Jinai labai patarinėja Gražinai išleidus knygų, ta reikėto psichiatrija yra, jeigu kažkas žiūrės, tai galima vėlgi skaityti jos, tikiuosi, kad lietuvių kalba yra, nes kita ta Glucose Queen, ar kaip jie ten... Jessie Short. Jo, kažkokia, neatsimenu pavardės, tai yra lietuvių kalba išleistų tų knygų. Jo, gliukozės revoliucija. Tai jinai patarinėja, kad 2 savaitės maždaug lėtai įeidinėti į tą būseną, aš pasidariau elektrolitų, gurkšnojau savo kelias dienas ir aš perėjau net nepajutus. Tu pirkaisi tos bjauriuosius iš vaistinės? Pirkausi, aš pirkausi, bet aš neturiu su to problemų, man nebūna, aš britkumo neturiu. Tai, žodžiu, aš visą tai sugėriau ir ramiai nepajutau, nei man buvo, nei galvos skaudėjo, nes kai keičiasi degalai, kaip ir automobilėje, pakeistum degalus, tu tą jauti, aš nejutau. Ir man labai sklandžiai praėjo ir dabar man vėl grįžti greitai į tą ketozės būseną yra laiko klausimas, bet labai natūraliai greit pasidarė tas optimalus laikomas 16-8, ne? O pas mane gavosi 18-6. Pasninkavimo, reiškia, tau tik langas valgyti 6 valandas. Tas protarpinis badavimas, tai skamba baisiai, bet tu nenori, tu per tą laiką tu miegi. Aš, pavyzdžiui, nevalgius. Aš kasdien valgau 1 valandą ir aš pradedu jau dairytis aplinkui, nes tiesiog laikrodukas veikia. Tik aš prieš tai iš ryto išgeriu skaidulų būtinai, šiltų, drungnų išgeriu. Iš ryto prieš maistą išgeriu skaidulų? Jo, tada aš pasportuoju intensyviai, taip kad užduščiau. Nereikia daug, dažnai per dieną padarau daug tokių judesių, kurie yra, nerodysiu, ten tie spaus, kaip jie lietuviškai, tie šuoliukai. Pritupimai. Bet tu turi daryti greitai, intensyviai, stipriai, kad tai darytumai, žodžiu, kad tu turi uždusti, kad taip atsitiktų. Ir tie ypač žmonės, kurie sėdi prie kompo, tai jiems labai verta kas valandą. Jo, per valandą kiek ten reikia, būtinai 15 padaryti, man atrodo, sėdi, Jo, patupinėjai. tu turi. Netgi tavo žiūrėjau vienoje laidoje, sakė, suvalgiai saldaus, jeigu niekas nemato matyštas, va štai padaryti kojom. Nes per šitos raumenis labiausiai kažkaip ten tas cukrus išsivaikšto. Aš darydavau jaunystėje, nes labai drovėjausi savo kudų kojų, tai aš darydavau pratimą, išmokau padaryti atsistodavau ir reiškia darydavau va šitaip, o taip. Ir kažkada atvažiavau į Kauną pas tėvus ir mama žiūri į mano kojas ir sako, kas tau? Aš galvau, kas? O kas tau? O man užaugo tokie, man raumenys labai greit auga, tokie guzai. Tų kudų kojų, tokie guzai gavosi, nes aš taip intensyviai sportavau, nes mane viena klasiokė pasakė, vargšė, tu tokios plonos tavo kojos, aš taip susipergyvenau. Čia vėl prie tos vaikystės traumų klausi grįžtam. Aš taip susipergyvenau, galvau, kažką su tom kojom reikia daryti ir prisidariau. Tai žodžiu, tu neturėjai jokių pašalinių, blogų, nepageidautinų reiškinių, viskas smooth praėjo. Ne. Ir beprotiškas kiekis energijos yra. Beprotiškas kiekis. Aš jos visada turėjau daug. Aš niekada nesiskundžiau. Aš neatsimenu tavęs kokios nupiepusios. Jo, bet dabar aš tiesiog esu iš viso diuracelis, supranti. Aš tiesiog einu.
kaip tas žiūrėtis, ane? Jo, Vyto kažkas klausė, kaip tu apibūdintum Nomedą, jis pagalvoju, negalvoju, sako, energija. Energija. Nes aš galiu užknisti žmonės energiją. Aš užknisti galiu juos, nes aš nesuprantu, ką reiškia einam pamiegoti. Mes dabar, kas čia miega, alio kelmės, ką nors daro. Tai tu gal iš tų žmonių, kurie ir mažai miega, kuriems užtenka poilsio to tokio. Buvo laikas, kai mažai miegojau, bet dabar yra taip, kad aš miegu, kadangi labai gerai miegu, tai aš ir labai kokybiškai pailsiu, bet aš labai dar, kaip čia pasakyti, sąmoningai daugiau miegu, nes miegas irgi yra labai svarbus dalykas. Aš sau leidžiu, kadangi mano dabar aš tokia, pavadinkime, bedarbė negražuoja, ne freelancerė. Freelancerė, kūrybininkė, dabar labai madingas. Lektorė. Lektorė, kūrybininkė, ekspertė. Taip, expert by experience. Klausyk, tai aš dabar galiu sau leisti, jeigu tai nėra renginys kažkoks anksti iš ryto, aš su džiaugsmu miegu. Aš būna prabundu, akinių, tos, žinai, miego akinius ant akių, nes dabar prašvinta belia kaip, tie hormonai veikia per vokus. Tai aš greitai tos akinius, viskas, garsas man netrukdo, man ausinukų nereikia ir, žodžiu, aš dar užsibombinu ir tada jau atsibūdu, ką darom, kas čia man kavos į lovą norėtų padaryti. Žiūrėk, noriu paklausti, ką dalyko, tugi molinėjai ir molinėjai su moteriškiam pasikvieti namus, ar tu tą savo keto mitybą integruoji į molinėjimą? Kartais klausiu. Nes, žinai, galvoju, du viename, kaip aš supratau, kad aš galiu to paklausti, nes mes valgom. Ir aš gaminu maistą, žinai. Ir klausiu, sakau, tai kaip jūs norėtumėt mergaitės valgyti kažkurį kartą praeitais metais, nes čia buvo mano pirma vasara. Sakau, ar jūs norite taip, kaip jūs visą laiką įpratusios, ar jūs norite išbandyti mano keto mitybą? Sako, taip, labai įdomu. Tai, neminėsiu dabar pavardėm, nes ir žinomų pavardžių yra ir vardų, tai sako, Nomeda, žinok, aš pradėjau miegoti. Žmonės, kurie turėjo, nežinau, ar nustatyta insomnija, bet jeigu žmogus tiesiog nemiega naktimis arba, tiesiog ir dėl to tikrai labai kenčia, nes smegenys mūsų žiauriai kenčia. Taip, čia yra baisi problema. Tai kitas labai žinomas žmogus per vieną konferenciją prišaliavo prie manęs ir sako, Nomeda, aš tau skolingas milijonas, sakau, ką tu man skolingas? Aš galvoju, man rimtai pinigus skolingas. Sako, ne, sako, tu nesupratai, tu pasakei, papasakai, aš kažkur išgirdau, aš išbandžiau. Man sako, tai palengvėjo, nes aš depresijoje buvau. Ir sako, man viskas pasikeitė, aš taip gerai jaučiuosi. O ką jis išgirdo tavo istoriją? Mano istoriją išgirdo, kažkur aš leptelėjau, žinai, ir jis pats išbandė ir sako, žinok, aš ne taip, kad strikt laikausi, bet vien tai man jau davė gerą miegą ir absoliučiai dingo mano depresyvios mintis. Tai, žinai, tai yra tikrai verta. Ir jeigu mokslininkai sako, kad gydo žmonės, kurie rimtai turi problemų, tai mano molinėtojos, kurios atvažiuoja pas mane pakaifuoti ir neieško problemų, žinai, sprendimo tokio tipo, jos gauna pridėtinės vertės ir aš džiaugiuosi, žinok. Ir aš šiais metais vėl siūlysiu. Visada švietimas, jisai turi labai daug naudos. Ir tam, kuris šviečia, ir tam, kuris yra šviečiamasis. Kaip dažnai tu molinėjai? Kada čia bus tavo naujas ciklas molinėjimo? Savaitgaliais, keli savo pasilikau, todėl, kad yra būtinas baidarėm plaukimas. Ir aš ten susidėlioju dar šeimos. Turi būti sambūris, kur kažkada visą šeimą subūrus buvo, visus išfotkinau, pusę po to jų numirė, nes tai buvo senoliai. Ir aš taip laiku pataikiau. Tai dabar, žinai, galvoju, kodėl man tas nerimas, galvoju, tai aš dar norėčiau pagyventi, žinai, nes aš vaikams visą laiką sakau, kai aš numirsiu, darykite tą ir tą ir aną, tai mano vaikai sako, klausyk, sako, tu čia truputį per anksti, sakau, suvokėt, kad man yra 60 dabar jau vieneri, sakau, suvokėt, kad aš esu sena, sako, ne, tu nesi sena, vaikai su manim ginčiasi, žinai, tai aš sakau, klausykit, hebra, ir žinai, bandau. Senatvė ne tik tai pasas. Senatvė yra tikrai psichologinė būsena. Aš pažįstu, Manula kartais sako, mama, sako, tavo draugės ir tu, jis sako, tokios pašėlusios, sako, aš sako, mes esam daug ramesni visi aplinkui. Tai žinai, aš kažkur Morgan Freemano mačiau kažkokią frazę, jo klausė, sako, o tai kaip jūs sugebat nesusenti, jam turbūt per 70 yra. Sako, labai paprastai, sako, nereikia to senio įsileisti į vidų. Aš, žinok, pamirštu. Vienas dalykas, aš apskritai, man metai yra toksai labai nesvarbus dalykas, nes kai man pernai suėjo 60, visi jau čia laukia baliau, žinai. Ir aš taiga per vėlai susigaudžiau, nes kai 50 aš kažkaip susiorientavau. Tada visiems pridovanojau tų papukų, žinai, kur aš padariau tokias skulptūras ir visi gavo gyvenimo apdovanojimus. Nes nusprendžiau, kodėl aš turiu gauti apdovanojimus, aš turiu už ką padėko žmonėm. O šiemet aš per vėlai susiorientavau, oi ne. Aš visiems sakau, žinokit, vasarą darysiu. Ir visi patikėjo, išdūriau visus, atmelavau ir nepadariau vasarą.
Ir tada dažnai kažkurį kartą galvo, taigi man dar nėra tušiam iš tikrųjų, tai man dar visai ne 60. Ir gerai, kai jau pasijausiu, kad 60 padarysiu jubiliejų, tada ir atšvęsiu. Tai va, pojūčio reikalas. Gerai, tik ką, ta viltinga gaida, kad dar nėra jausmo, svarbiausia, kad jausmo nėra, kad sveikata yra gera. Ir kad grįžta atgal dalykai. Ir grįžta atgal, ir gali kaučinti kitus, ir kitiems įkvėpimas, tuo ir baigsim ir ką. Aš tau labai dėkoju. Negaliu dar baigti, negaliu. Noriu tau. Aš žinok, netyčia prisitaikiau prie savęs rožinę knygelę. Tai žodžiu, čia yra tau knygelė, kurią aš tau palinkėsiu, bet užrašysiu po to, kurią aš čia paišiau, kaifavau. Ir pagalvoju, irgi, ne mano amžiuje paišyti romantiškus zuikių pasimatymus, supranti, kur jie eina vieni su kitais į pasimatymus. Bet čia paspalvinti reikia. Reikia spalvinti. Tai aš tau parašysiu, kad psichoterapija, žinok, bus geriausia, nuostabiausia. Taip, mandalą žmonės spalvina, bet iš tikrųjų aš sakau, žinai kaip aš visą laiką sakau, išeikit iš kraštų, vaikystėje būdavo tik neišeik iš kraštų spalvindamas. Čia padaryk, ką nors kitką. Išeik iš kraštų, spalvink, išsitrauk visus pieštukus, kad niekada gyvenime nepritrūktų spalvų. Ne, aš išeisiu iš krašto, aš pabandysiu tą kieto mitybą. Ačiū tau, brangioji. Ačiū labai, įkvėpiai. Myliu. Myliu. Aš kaip sakiau, moteris įsimyliu tave tam tarpe. Taip, kad baig čia, žinai, kad negali to būti. Mes 100 metų pažįstamos, tu manęs dabar nebegalėsi mylėti iš naujo. Tu mano sena meilė. Sena meilė, gerai. Ačiū labai visiems, buvo smagus, nuostabus pokalbis su ta moterim, kuri niekada nestokoja energijos ir visada kupina idėjų. Kad mums pavyktų daugiau tokių prisišaukti, palaikinkit mus, prenumeruokit ir mes būsim su jumis dažniausiai sekmadieniais nuo 8 val. Ryto.